Taigi, atradau, kurie yra čia to temperatūrinio daviklio laidukai, tai va šitie kraštiniai gaunasi. Ir, žodžiu, dabar aš jį pajungęs, čia, žodžiu, dabar rodo varžą 2860, nu, žodžiu, čia biškai kyla. Varža tokia yra dabar šito temperatūrinio daviklio. Truputį čia, kaip mato, didėja ta varža, nes jį buvo pūstelėjęs su burna. Dabar pūstelsiu, žiūrėkit, kaip keičiasi. Matot, kaip jis jaučia temperatūrų skirtumą. Tai vat. Taigi dabar aš pajungiau čia potenciometru, nustačiau maždaug tiek, kiek vat čia tokio temperatūra, kažkur apie 20 laipsnių plius. Ir gaunasi varža tokia, žodžiu. Mes ją galim su potenciometru keisti, sukiuojant. Kad tik aš pasukčiau su tuo vienu pirštu. Štai matom, galim padaryti, kad varžos visai nebūtų. Tiksliau, kad taip sakant būtų tiesiogiai. O šičia mes mažinam varžą iki ta prasme, kad būtų, kad kuo labiau ribotų praėjimą tos srovės, žodžiu. Smitame, kad čia paskui, taip sakant, kad variklis galvotų, kad kuo šalčiau. Ir mes šaldom ir pagal tą dokumentaciją, tai kurią ten man atsiuntė tas šaunuolis vyrukas, tai kažkur tai vat ties tokio vat varža yra didžiausias kuro padavimas. Na bent jau turėtų būti, nes ten -10 yra tokia varža ant to temperatūrinio gaunasi. Taigi, o čia dar galima kelt tą varžą iki maždaug 20 žodžių tūkstančių, tai kad čia biškai netaip nustatyta, nerodo tų dviejų, nu žodžiu, smitame, kad čia viskas jau pabaiga. Tai vat, mes turim tokį range'ą ir pažiūrėsim, kaip reaguos į tai mūsų variklio kompas. Pelėsiais ir kerpėm apaugęs. Spėkit ką, dirbsim prie klyjo, niekaip nesulaukiam tų ruočilų, nes sniego jau nėra, bet šiaip vėsu dar. Taip kad vis tiek, žodžiu, jau turi tie orai atšyl, bet niekaip jie neatšyla. Taigi, ką mes turim naujo, mes turim Super Ultra Power SL, kažkoks tai labai geras tepalas, kuris labai buvo pigus. Aš jį pajaminau. Ir pakeisim tepalą. Kas jį fokusuoti nemoka, ar kas jam yra. Čia, žodžiu, viskas labai fainai. Kur tu čia? Va čia rašau, kad tinka turbo, tai reiškia, kad labai puiku. Taip pat turim filtrą, netgi man filtras už tai, kad buvo sandėlių užsilikęs, niekam jau nereikia. Na ir ką, bandysim viską surinkti. Tada varysim į garažą. Ir reiks pasikeisti tos tepalus. Po to dar kažką tai. Va, matot, čia yra ledukas. Tai reiškia, kad dabar beveik minusas, arba gal netgi minusas. Matot, kaip aš aukojuosi. Ką mes turim? O taip. Senas geras prijas. Turbo. Taip pat turiu minčių jau, kaip reiks sukelt slėgį, jeigu norėsiu vis dar kažką tai. Galima bus padaryti reguliuojamą, arba galima tiesiog čia paimti ir palenkti šitą ašelę, tada jinai įtampa labiau bus solenoide ir pradės praleidinėti slėgį pro šalį prie didesnio slėgio. Bet taip jau nelabai išeis grąžinti, nebent išlyginti ašelę, na, žodžiu, geriau reiktų reguliuojamą padaryti, bet nežinau, kaip pavyks, taip, žodžiu. Ir matau, mūsų lupasi dažai nuo filtro, mūsų mėlyno sportinio, nieko, mes pakeisim jį vietoj man filtro, tiksliau man filtrą vietoj jo. Čia, kaip matom, kažkodėl lupasi mūsų lakas. Ok, tu velnes, tu pažiūrėkit, visiškai nėra antakių, kas čia per velnes, kaip nesilaikė, kas čia kodėl. Žinot, kas juokingiausia? Kad aš pamečiau įsiurbimo visą reikalą su purkštuku ir slėgio reguliatorium tą visą reikalą. Pamečiau, nežinau kurį. Kažkur padėjau, vežiausi ten tą į Kauną, blemba. Nu, reikia dabar kažkur surasti, nes turi būti kažkokia maiše pagal idėją. Nu, šitą reikalą radau. Tai čia jau yra valiau. Bet kur tas mano potenciometras įsuks, gal laudelį? Visur ieškojau, po velnių viską aiškinsau ir niekaip neradau to potenciometru, kur nusipirkau. Ir jau norėjau dabar, vat, kai paspaudžiau filmuot, sakyti, kad nerandu. Tada pažiūriu čia
ir jis kažkaip čia atsiradęs. Ta prasme, kad nežinau, dėl tarp šitų skudurų buvo ar kaip čia, bet esmė, kad taip buvo palikta ir aš jo nepamačiau, paskui net akimirką, o dabar tik tai pamačiau. Žodžiu, durnelis. Taip kad turim, pavyks tą slėgį, neslėgį, o kuro kiekį padidinti irgi šiandien. Nes jau norėjau sakyti, kad nepavyks. Žodžiu, tai slėgį tai padarysim iš karto didesnį su tą šaibą. Ir viską surinksim. Tai realiai tai galim dabar jau kaip ir surinkti tą visą reikalą. Čia nusivaliau, nusigramdžiau tą, žodžiu, seną švėją visokį popierinės. Va, tas tarpinės dėsim ant hermetiko, aišku. Ir viskas. Sluoksniuku tokiu labai užtepti. Ir bus čia viskas zeba. Priterliojom visur čia. Dabar užsukam. Mūsų bokštą, tiesiog ten reikės šlangelę kažkokią paremontinti vieną, kiek atsimenu, kur ten buvo suskilus. Žodžiu. Dar matau, kad padangėlė biškį nuleista, kažkaip pastebėjau, netyčia net nežinau, kaip čia toks aš pastabus. Bet visus kitus laiko. Štai ir uždėjom visą viršų priveržėm. Dabar reikia čia žarnariai susižiūrėti, kur čia buvo trūkę kažkas. Čia matau, nestebuklai tokie yra. Bet, man atrodo, turėjo būti švari daugiau trūkus dar. O šitą, pavyzdžiui, čia jau nieko gero. Na ir štai, senas geras būdas padarytas, nukliojam, čia lieka tų galiukų normaliai, šlangučių užtenka. Užmanom ir dar šitą prisukom jau ateinantį, o grįžtam, o dar nesukom, taip tik biškį užmausim. Užkursim ir paskui numausim trumpam pažiūrėti, ar grįžta kuras. Nes jeigu grįžta, tai gerai, reiškia, nes sukils slėgį, reiškia, siurbliukas dar pajėgia kažkiek tai virš slėgio sukelt. O jeigu ne, tai reiškia, kad mūsų siurbliukas per mažai turi galios, per mažai, žodžiu, slėgių gali sukelt, negu mums reikia, kad, žodžiu, yra negerai, reiškia. Na kągi, pirmas startas po žiemos. Tikėkimės, jis vis dar gyvas. Čia buvo akumas po žiemos. Dabar įjungsim būsterį. Lemba nepagalvojom. Ką, jis gyvas, dabar patikrinkim, ar sugrįžta kuro kiek nors. O, vaikeli sugrįžta. Gerai. Laikas didint slėgį, o manot, kaip purškia kurą. Ką, dabar didintim slėgį su šitą šaibukę, kuri turėtų stebuklus daryti. Na, aišku, mes dar daugiau darysim su to kuru, tą modifikacijų, bet sukelsim slėgį pirmiausia. Tai čia atsisuksim, kaip jau kažkada rodžiau, turėtumėt žinot, būt matę ir panašiai. Bet žodžiu vis tiek, esmė, kad šitą reikia šūdą nusimt. Na ir ten matysi, parodysiu, kur šaibukę uždėsiu. Na va, atsisukom čia. Šitas šūcas ir šitas piroklikį reguliuoja mūsų kurų slėgį. Jeigu jinai būtų stipresnė, jinai sukeltų daugiau kurų slėgio, o jeigu mes įmestumėm šaibukę, tai atrodytų, kad jinai stipresnė ir sukeltų daugiau kurų slėgio, tai mes taip ir padarysim. Užmesim čia šaibukę. Nu, dabar sukėlėm slėgį, dabar žiūrim, ar grįžta kuro ir ar užsiveda dar vienas dalykas. Atsitrauksim.
gaunasi, kad biškį riebesnis mišinys, man atrodo. Na, čia pažiūrėjus nepasakytum, kad čia kažkas riebiau atrodo, bet kad sunkiai kuriasi ir labai jautrus gazas pasidarė. Tai, manau, gali būti gera žinia. Na, pažiūrim, ar vis dar grįžta kuras. Ir grįžta. Reiškia, turim slėgio kažkiek tai dar virš, tai gerai, nes nors neaišku, dar gazą, kai nuspaudė, ar lieka tų slėgių. Na, bet bent jau šiek tiek turim. Taip, taigi, žodžiu, kadangi keliam kuro slėgį ir paskui darysim dar ten tą, kad daugiau kuro purkštų, tai aš manau būtų labai gerai pasikeisti vietoj 95-98 benzą, nes gali pradėti detonuoti. Tai reiškia, kai žodžiu susispaudžia, kai vyksta suspaudimas stūmoklio ir orą ir tą kurą suspaudžia ir vien nuo to suspaudimo stiprumo laipsnių, kadangi turbina užpučia daugiau oro, dar gali sprogti. Per anksti net žvakiai nespėjus uždegti kurų, taigi būna labai negerai ir labai negerai. Tai mes 98 įpilsim, nes ten 98 turi didesnį suspaudimo laipsnių atsparumą, taip sakant. Tai ką mes čia darysim, tai atjungiau dabar starterį, kad nesuktų jo ir tiesiog mano kolega suks starterį, nors jisai nesisuks, bet turėtų kuro siurbliukas pumpuot kurą, tai pabandom dabar. Čia kuri? Kurk dabar. Nu gerai, nereikia. Žodžiu, priėjom geriausio varianto, tai degimą išjungi, nes kai kuri kažkodėl pastoviai kurų nepaduodavo, aš įsivaizdavau, kad paduos. Taip, kad junginėjom čia degimą smagiai ir tikimės greit išleisti visą kurą, nors tai greit neįvyks. Trūko mūsų kantrybė, tai žodžiu suradau, kaip padaryti, kad pastoviai varytų kurą. Įsidegi ramputė kuro. O, ne, baigėsi kuras. Mano vardas Barnis. Žodžiu, čia yra kuro relė, tiksliau kuro siurbliuko relė. Mes paprasčiausiai tiesiai užtrumpinom, kad pastoviai varytų tas siurbliukas kaip patrakęs. Čiurlena vandenėlis prie ežerėlių. Na ką, truputį čia biškį pradėjau lynuoti, dabar jau vėl nustojau, tai gerai jau, nes jau buvau biškį išsigandęs, prikrovęs kelnes ir panašiai. Taigi galim baigti surinkti, nes jau ištraukėm visą kurą iš bakų. Dabar Erikas varo kurų 10 litrų dėjimo 8. Užpilsim ir varysim į garažą su tepalais ten. Susitvarkyti per tą laiką, galbūt kažką su tais laidais čia pavyks man susidaryti ir į saloną atsivesti. Ir šitą reiks užmesti. Tada ir varysim. Na, aišku, pirmiau dar supilt reiks kurą. Taigi štai. Kraštiniai laidai yra mūsų sensoriaus temperatūros daviklių. Tai mes dabar ką? Paimsim ir nukirpsim kažkurį, tai ar tai šitą ar šitą, kadangi čia ateina du kažkodėl, tai gal kirpsim šitą, nes čia mažiau karpimų bus. Tiesiog šitą nukirpam per pusę. Vat šitaip va. O šitą reiks nužievinti oranžinį ir prijungti tiesiog prie laidą vieną papildomą. Taigi, kaip čia viskas veiks? Tai per potenciometrą šitas laidas ir eis į šičia reguliuos tada mišinį. Oi, ne, nusišnekėjau. Eis į šitą laidą ir reguliuos mišinį. Toliau bus perėlė, kad galima būtų grąžinti ant to pačio daviklio temperatūros, tai kad perjungti. Na ką, padarėm modifikaciją, čia išeina tie laidai, ten vat įeina į saloną, čia aišku dar viskas belė, tik seltavau, sujungiau viską taip. Užmausim šitą atgal, sujungsim ir salonę, liks ten sujungt perėlę, ten tuos visus reikalus, kad arba per potenciometrą, arba per termodaviklį. Tada išvedžiojom, čia viskas iš variklio jau išeina labai fainai. Čia kaip matai dar turbūt jau ir hermetikų užtepiau, kad susisandarintų ten ta vieta ir drėgmės nepatektų, nors jis čia manau tikrai tiek negyvens, kad čia drėgmė galbūt kažką tai patekti. Na žodžiu, viskas dabar kaip ir čia labai fainai.
Tai dabar reikia tik tai salone viską ten susijunginėti. Ir bus zeba. Kažkas tai veik turėtų, tikiuosi. Na kągi, atsukam mūsų sportinį oro filtrą. Tiksliau tepalo filtrą. Kuris labai yra sportinis. Kol nieks nebėgs. Ar ten bėg? Kažkaip sauso labai, nežinau kodėl. Šiek tiek išbėgau. Aš jau labiau patenkintas. Ką mes čia matom viduj? Aišku, nieko mes čia nematom. Na, bet nieko. Tikiuosi toks, dar reikia pasižiūrėti dabar. Bet šiaip rimtai. Kažkas buvo negerai. Nes turėtų būti, kai atsuki tepalo filtrą, išbėgti taip normaliau, iš viso filtro visas jis būtų pilnas. O čia yra visas tuščias. Kodėl? O čia ir didysis yra visatos klausimas. Gali būti, kad filtro tiesiog va šitą diafragmą, o čia kur matosi. Jinai, ta prasme, kaip sako, cold start, šalto užvedimo. Nu, žodžiu, kad stovėtų tepalas ten, kur užgesinus jisai baigė stovėti, ten ir liktų. Tai jinai gali būti, kad nesulaiko, nes jinai čia, ta prasme, į vieną pusę praleidžia, atgal nepraleidžia. Gali būti, kad praleidžia už tai, jo čia ir niek tam filtre dabar. Tai žodžiu, bandysim šitą uždėti, tikiuosi čia tiks. Čia aišku, nu, diametras skiriasi, aukštis skiriasi, bet čia jokio skirtumo, dėl to svarbiausia yra šitas tarpinis diametras, prisukimo diametras sriegio ir ten tankis viskas. Ir viskas, tai žodžiu, bandom prisuk naują. Jie tokia. Kol kas sukasi gerai. Šiaip jau pagal katalogą buvo parinktas, tai turėtų tikrai tikti. Jo, viskas čiki. Šitas netgi atrodo dar sportiškiau, ne? Ir ką, damušim šičia viską. Surinkom šitą reikalą, žodžiu. Dabar filtras tai man kažkaip nepatiko, nežinau. Nu, iš karto aš supratau, kad ir jums nelabai patinka, nu koks ten tas sportinis. Tai biškį galvoju, pamodifikuosime, mes jį va tokį padarysim. Bus tikrai avsome. Na kągi, viskas sujungta, čia tokia atrodo biškį kibernetika, bet iš tikrųjų viskas čia paprasta, taip kaip ir pasakojau. Čia dabar šitie žodžiu, čia va šitie du laidai, čia pliusas ir minusas. Jie eina per jungiklį, kuris padaro, nu tiesiog, kad būtų kartas, kad kai jungi yra pliusas minusas, kai išjungi nėra, kad ta realiai, būtent realiais valdymas čia yra. Toliau šitas laidas eina į kompą variklio, ten, tu prasme, dėl to, kurio padavimo. Šitas laidas į originalų temperatūros daviklį. Tai taip sakant, kai yra išjungta, tai veikia viskas originaliai, kaip buvę, nes šitai būna susijungę abu laidai, šitoj realiai. O kai įjungi suveikia realiai, tada šitas laidas susijungia su tuo raudonu, kuris eina per potenciometrą ir tada eina jau grįžta į kompą per kitą galą. Tai žodžiu, apeina temperatūros daviklį ir vietoj to šičia temperatūros daviklis, nu, apgavikas tiksliau čia gaunasi. Taip, kad juos montuosim šičia vat. Na, va, išleidom dabaliuką. Reiks supilti naują. Čia kažkokį dar vėl nežinau, kas čia. Kažkoks, čia vanduo ir biškį tepalų. Nu, aišku, žodžiu, čia kažkur tai biškį bėga, bet tegu bėga, man negaila. O, koks fainas nutekamasis vamzdelis. Šiaip tai čia taip visai pusė velnio viskas atrodo dar. Ten, aišku, šiek tiek iš dėžės, bet tai čia žodžiu, tokiose vietose čia viskas normaliai. Nu, stabdžių diskai tai tikrai nestebuklas. Stabdymo plotas toks, eiktų gult, čia dar ir storis rimtas. Nu, žodžiu, kaladėlių, dar kaip matau, ten lygtais yra. Bet, žodžiu, vis tiek, bet kokiu atveju, diskų tai reiktų naujų, nes čia ragas. Nors vėlgi klausimas, ar apsimoka. Kas žinot, kas nežinot, bet kai dažai ką nors, tai nori, kad greičiau išdžiūtų dažai, kokią nežinau, gal 100 kartų greičiau, tai ir ypač kai darai šūdą kažkokį, tai gali pūsti į orą ir labai greitai džiūsta. Iškart prisideda kokie 30 kW. Jo. Pabandysim tokį vieną variantą. Dabar atjungiu aš pirkštuką, kad jau nieks ten nedarinėtų. Ir kursim. Ta prasme, aišku, kad neužsikurs. Bet toksai dalykas, supylus tepalą dabar ar jį išvarinės po tepalo filtrą ir čia pro turbą.
Tai tas man yra įdomiausia. Čia mes, aišku, tai pažiūrėsim kurdami ir turėtų grįžta man to skuduro kažkiek to tepalo. Jeigu taip, tai labai gerai, nes dabar aš biškį negaliu užkurt, kadangi neturiu benzo 98, prienuose nėra. Ir aš, žodžiu, šiandien turbūt jau ir neužkursiu, nepralėksiu ir nieko neišbandysiu. Ir šiaip jau tamsu dabar. Taip kad užknisa, arba yra, ta prasme, kolonėlį, kur 98 rašau, ten yra, Baltic Patrol kažkokia, žodžiu. Ir esmė tame, kad yra, nuvažiuoji, ten pistoletas prirakintas su grandinė, nueini paklausiu, neturim kur tau, da 95 geresnis, kam tau reikia, tau 98. Supranta tikrai, ką parduoda. Tai žodžiu, esmė tame, kad tokia, kad, nežinau, gal tai per stebuklą ir pavyks. Tiksliau, jeigu pavyks gauti 98, nes dabar dar ar jis išvaręs į Vilnių ir kaip tik galbūt ten jam pavyks parsivežti, tai tada gal ir užkursime jį, bet jeigu ne, tai tada kitą savaitgalį tik tai. Tiesa, vairą reikia dar padaryti normaliai čia tas juostas, nes čia ragas, čia blemba pameti tą vairą, kai suki. Čia va tiesa yra tie visi reikaliukai. Čiūkšt ir mes kurą valdom su šitu ratuku. Čiūkšt ir jisai valdosi pats. Na, bent jau bandau kažką suvaldyti, nes dabar yra slėgis sukeltas, tai nelabai čia ką. O šičia vat kiekį mes reguliuosim. Kažkur apie šičia turėtų būti pagal idėją normalu, kai yra plus ten kokia 10, 20, plus 15 kažkur. O paskui šičia jau riebinam iki begalybės. Nu, jo. Taip kad jo. O šičia labai šilta, kai jau šiltas variklis kažkur tai. Nu, žodžiu. Dabar bandom prasukt. Ir pažiūrėsim, kas čia iš to mums bus, ar atvarys tą tepalą ar ne. La. Nu, dabar pažiūrim, ar atvarė mums tepalų. Aišku, gal taip ir neturėjau, nors gal nežinau. Nėr tepaliuko. Oi, kažkoks lašiukas yra. Bet čia, aišku, galėjau ir taip jisai atsirasti. Klausimas. Galima, aišku, lygiai tepalo pažiūrėti, jisai turėjo sumažėti, jeigu išvarinėjau tepalą. Bet čia nelabai, man atrodo, sumažėjo. Ir šiaip, be to, kai užkuri mašiną, tada netaip greitai tą tepalą ir išvarinėjai. Taip, kad mums teks pasukti ilgiau ir mums reiks įsijungti tokį vieną stūmimo režimą. Tai dabar biškį turėtų starteris geriau sukti. Na, aišku, tas boosteris nepajėgia ir akumo pakrauti ir dar duot galios sukurt, bet jis stengiasi. Duodam biškį atsigaut. Tiek boosteriui, tiek akumui. Na, dar galime pažiūrėti. Gal jau atvarė tepalą ir grįžtam. Ir ne. Kai buvo, taip ir yra. Nu, nežinau, čia šiaip gali būti, kad reikia ilgokai pasukti, kad kažkas tai įvyktų, bet aš dar bandau tikėtis, kad kažkas pavyks. Paskutinis sukimas, kuris čia buvo, jau daugiau nesuksiu. Ir, vaikeli, kiek mes čia tepalų turim. Visgi išvarinėja tepalą, tik jūs pažiūrėkit, galit su starteriu padaryti taip, kad išvarinėtų visur tepalą. Taip pat, tai yra geras dalykas, surenkant, plemba čia biškį, netvarkus prisidariau. Taip pat geras dalykas yra, jeigu surenki variklį šviežiai ir nori, kad, ta prasme, kad neužkurt, jau kol jisai yra dar sausas ir normaliai neišvarinėtas tepalas, tai gali savo atsijungęs ant starterių už tą prasuk, kad išvarinėtų tepalą. Na, man šitas patiko, nes aš sužinojau, kad ir grąžina tepalą normaliai iš turbinos, turbina tiksliau gauna normaliai tepalą. Ir kad su starteriu galima išvarinėti tepalą visur. Viskas. Sakyčiau, paruošta yra kūrimui, bet nėra benzų, kaip ir sakiau. Tepalo čia viskas normaliai, žodžiu, patikrinom. Nu jo, kaip ir jo. Na, reik vairą per tą laiką tada padaryti. Ar jūs pasiruošę pamatyti patobulintą Reniaus vairą, kuris yra padarytas iš domkrato rankenos? Štai jums pristatau
Sportinis Renault vairas numeris 2. Epic? Epic. Dar čia raudonai nudažiau, tai čia. Na ką, viskas. Belieka sulaukti kuro ir galima bus bandyti važiuoti. Bet spėju ne šiandien. Beje, pataisiau antakius su izolke, tai čia tai laikys dabar tikrai gerai.